Noriu jums priminti, kad kaip ir kiekvieną šeštadienį svetainėje www.mtv.lt Jono blogė yra atnaujintas specialiai jums skirtas konkursas. Lankykitės tenais dažnai, o aš pasistengsiu kuo dažniau jį atnaujinti. Primenu, kad šiandien šnekame apie gėjų bendruomenės. Paklausykite vien tik pavadinimų. Londono gėjų simfoninis orkestras, Londono kamerinis choras, Londono gėjų vyrų choras, garsieji Pink Singers, apie juos pasidomėkite patys, o aš jums pristatau Los Andželo gėjų vyrų chorą, kuris draugiškai sutiko su MTV pasidalinti savo koncertų įrašais. Mėgaukitės, tai pats tas, ko jums reikia prieš Kalėdas. Prieš beveik 30 metų ant Los Andželo gatvių stulpų pasirodė gan keisti skelbimai. Ieškomi vyriški balsai naujam chorui, o kandidatai turi būti gėjai. Jau kitą vakarą pirmoje repeticijoje susirinko 99 vyrai, o jau po 3 mėnesių įvyko pirmasis jų koncertas. Šiuo metu chore jau dainuoja 250 gėjų. Tiek prieš 30 metų, tiek šiandien choras yra nepaprastai populiarus. Juos dažnai kviečia nacionalinė televizija ir švenčių organizatoriai. 300 originalių kompozicijų, 13 albumų ir garsiausio pasaulyje gėjų choro vardas. Beje, choro uždirbami pinigai yra paaukojami paramos fondams. Na kaip, gal norėsite prisijungti? Na bent jau paklausyti gyvų koncertų, nes aš tai tikrai norėčiau. Tai dar viena priežastis, dėl kurios verta pamatyti Ameriką.